Stebuklų bus daug ir kažkaip tai manau, kad mažieji žiūrovai ir tėvai bus tikrai nustebinti. Nenorim visko dar atskleisti iki galo, bet manau, kad tikrai susipažins su mūsų kultūra, kas mes, iš kur kilę, kas yra tie lietuviai. Ir tos šiek tiek tokios vidinės paslapties mes atskleisime per šešėlius. Turiu labai didelę privilegiją šitam spektaklį. Aš iš priekio matau, kokius stebuklus jie daro, ten šešėlį arba ant stalų, kokios mizanscenos. Jie nemato, jie dirba šitą, jie kūrė šitą stebuklą, o aš turiu progą stebėti iš priekio. Spektaklis iš tikrųjų skirtas, neturi amžiaus ribos. Tai pageidautumėm, kad nuo 6 metų iki 120, 200. Spektaklyje yra toks sakinys apie tai, kad Aistis išgyveno 1500 kažkiek metų. Tai gali ateiti iki tiek, kiek gyvena žmogus. Čia yra sakmė, ne kažkokia tai pjesė, kurią paimi ir išrašyti personažai visas veiksmas, o čia tiesiog reikia iš labai storos knygos padaryti spektaklį ir papasakoti tą visą Aisčių istoriją, kaip jie atkeliavo nuo Nilo žiočių iki Baltijos jūros, taip kad nėra lengva, bet stengsimės padaryti. Kas įdomiausia, kad šiame spektaklyje yra 2 planai, tai yra pirmas planas ir šešėlių planas ir naudojama ne viena technika lėlių. Manau, kad jeigu kažkas ir nesupras pačio teksto ar ne, arba pačios visos prasmės, tai bus labai gražu pažiūrėti tokią kaip meditaciją. Tai vat ateikit ir pažiūrėkit.